Labas, pažaiskime žaidimą. Iš 20 klausimų atspėk, į kokį gyvūną dabar žiūriu. Pradėkime. Pirmas klausimas. Ar tai yra žinduolis? Taip, žinduolis. Ar šis žinduolis gyvena laukinėje gamtoje? Taip, jisai gyvena laukinėje gamtoje. Ar šis žinduolis yra didesnis už vidutinio dydžio šunį? Jisai yra turbūt panašaus dydžio kaip vidutinis šuo. Tiesą sakant, nesu matęs, bet... Ar šis žinduolis dažniausiai gyvena grupėmis? Taip, ne po vieną, turbūt keliese gyvena, taip. Ar šis žinduolis dažniausiai randamas miškuose? Gali būti ir miške, bet labiau ne miške gal. Ar šis žinduolis yra plėšrūnas? Taip arba ne, nežinau. Ar šis žinduolis turi ilgus ausis? Ne, neturi ilgų ausų. Ar šis žinduolis yra gerai žinomas dėl savo gebėjimo greitai bėgti? Nemanau, kad jis dėl to, kad greit bėga. Ar šis žinduolis mėgsta vandenį ir dažnai jame būna? Taip, jisai dažnai būna vandenyje. Ar šis žinduolis turi ilgą uodegą? Turi uodegą. Turi ilgą uodegą. Ar šis žinduolis gyvena Europoje? Taip, jisai gyvena Europoje. Ar šis žinduolis yra gerai žinomas dėl savo protingumo ir gebėjimo naudoti įrankius? Ta prasme, turbūt kokius įrankius patikslint gali? Ar šis žinduolis gali naudoti objektus iš aplinkos, pavyzdžiui, akmenis ar šakeles, kad padėtų sau rasti maisto ar statyti būstą? Taip, gali. Ar tai gali būti bebras? Taip, bebras, oh my god. Iš kiek klausimų atspėjai? Iš viso buvo užduota 12 klausimų. Smagu, kad pavyko atspėti. Ar norėtum sužaisti dar kartą, ar norėtum užsiimti kažkuo kitu? Norėčiau. Galima kažkuo kitu užsiimti? Ką gali pasiūlyti? Mes galime kartu žaisti žodžių ar logikos žaidimus, aptarti filmų, knygų ar muzikos rekomendacijas. 3. Suplanuoti virtualią kelionę ar sužinoti įdomių faktų apie pasaulio vietas. Kurti istoriją kartu. Jūs sakote vieną sakinį, aš kitą. Kartu kurti ir generuoti iliustracijas. Kuris iš šių pasiūlymų jums labiausiai patinka? Gal ir neblogi pasiūlymai, bet gal aš šiandien pasirinksiu praleisti vakarą su žmona. Ar nieko tokio neužpyksi? Žinoma, viskas gerai. Linkiu jums nuostabaus vakaro su žmona. Jei kada nors norėsite vėl užsiimti kokią nors veiklą ar pasikalbėti, visada lauksiu. Gerai, ačiū ir iki. Iki.